Sveiki anime gerbėjai, su jumis Shonen Alchemy. Antrasis Arcane sezonas pristatė naują posterį su Caitlyn. Anime premjera įvyks šį lapkritį per Netflix. Transformers žiniasklaidos franšizė šiemet švenčia savo 40-metį. Ir šią progą studija Trigger kūrė specialų animacinį projektą, skirtą šiam jubiliejui paminėti. Nors išleistas anonsas yra gan neaiškus, jame galima pamatyti kai kurių pažįstamų Transformerių kovos scenas. Projektas yra reklamuojamas kaip greitai pasirodysantis. Takero Hokazono kūrinys Kagurabachi laimėjo Next Manga Award 2024 spausdintos kategorijos apdovanojimą. Dar kartą įrodydamas, kad tai vienas iš būsimų shonen hitų, kurį verta stebėti. Manga pradėta leisti 2023 m. rugsėjį su stipriu debiutiniu skyriumi ir iki Liepos mėnesio jau buvo išleisti 3 tomai. Autorius švenčiant laimėjimą sukūrė specialią iliustraciją, kurioje vaizduojamas pagrindinis veikėjas Chihiro Rokuhira. Jis taip pat paliko šį komentarą. Tikrai jaučiu, kad daugelis žmonių skaitė mano darbą ir rado jį įdomiu, kas mane labai džiugina ir suteikia tiek daug energijos toliau piešti mangą. Esu labai dėkingas. Taip pat jaučiu didžiulę motyvaciją padaryti ją dar įdomesnį, kad galėčiau pateisinti visų, kurie sakė, tu esi kitas lūkesčius. Todėl prašau toliau mane palaikyti ir ateityje. Jujutsu Kaisen antrasis sezonas 2025 metais sulauks kompiliacinio filmo apimančio Hidden Inventory Premature Death arką. Tai buvo pirmoji antrojo sezono dalis, kurioje per 5 epizodus buvo pasakojama apie Satoru Gojo praeitį. A Wild Last Boss Appeared bus ekranizuotas į anime, kaip paskelbta NBC Universal Japan Anime Industry Panel vykstančioje Anime Nick parodoje. Taip pat buvo pristatytas vizualas, kuriame matomas pagrindinis personažas Luffas Mapahi. Maho Tsukai ni Narane Kata Ono no Kono Hanashi – istorija apie mergaitę, kuri negalėjo tapti ragana. Anime pristatė naują vizualą ir spalio 4 dieną išleidimo datą. Jujutsu Kaisen manga atskleidė 28 tomo viršelį, kuriame vaizduojamas Yuta Okotsu. Naujasis tomas Japonijoje pasirodys spalio 4 dieną ir apims 246-254 serijos skyrius. Tai antrasis kartas, kai Yuta yra ant tomo viršelio. Jei skaičiuosime ir prieš istorinį nulinį tomą. Jei esate tikri anime fanai ir norite sužinoti, kas vyksta jūsų mėgstamiausiuose serialuose, ar tiesiog giliau pasinerti į anime pasaulį, sekite mūsų YouTube kanalą ir taip pat paremkite mūsų Patreon.